Brangios moterys, šį vakarą jūsų vyrų laukia štai tokia užduotis. Jūsų vyras ištiestoje rankoje turės laikyti moterišką rankinę ir tą padaryti kiek įmanoma ilgiau. O kiekgi sveria ta moteriška rankinė, mes netrukus ir sužinosime. Atsiprašau, galima sutrukdyti? Taip, prašau. Aš Andrius. Malonu, Albina. Labai malonu, Albina. Ar galima pasverti jūsų rankinę, prašau? Mes vykdom čia tokį eksperimentą ir mums labai įdomu, kiek sveria moteriškos rankinės. Tik tai 500 gramų. Vau, geras. O, šita galbūt sunkesnė. Mes jau vieną turėjom, tiesa. Čia yra kompiuteris. A. Pusantro kilogramo. Vėlgi. Lengvutė, tai praktiškai tuščia nieko nesnešiojat, ar ne? Gerai, ačiū labai jums, geros dienos. Galima? Gerai. Op, labai malonu. Atsiprašau. Labą dieną. Labą dieną. Andrius aš... Oi, atsiprašau. Kaip jūs, Inga, malonu, Inga. Mes vykdome čia tokį eksperimentą ir norime pažiūrėti, kiek vidutiniškai sveria moteriškos rankinės. Ar nesupyksite, jeigu pasversime ir jūsų? Mano tai bijau, kad daug. Bijot, kad daug? Nu, pagal svorį jaučiu, kad... Opa, geras. Oho, 4,5 kilogramo. Wow. Aš suprantu, kad tai labai privatu, bet galbūt galima pažiūrėti, ką jūs čia nešiojatės. Aš manau, kad čia ne tik man įdomu, bet ir visiems žiūrovams. Galima. Bateliai. Atsarginiai. Moteriškos pėdkelnės irgi atsarginės. Čia, kaip suprantu, tai yra kvepalai. Kvepalai. Nebaigti pusryčiai. O ką jūs segate su juo? Tai yra akinių, suprantu, dėklas. Čia kas Biblija? Oi, ne. Dailės istorija. Čia skėtis. Čia, bet suprantu, atsarginis, nes nenaudotas dar, ar ne? Čia atsarginis žurnalas. Aš manau, gal gerai, toliau ne... dar kažką. Gerai, tik nepurškit. Tai yra, supratau, dujų balionėlis, ar ne? Aš manau, kad mes išsiaiškinom, kas iš tikrųjų sveria šitoje rankinėje šitiek daug. Galima, aš nežinau, gal ne visai gražiai, taip sudėsiu, bet... Prašau, nieko susitvarkyti. Pardon. Pasvėręs gatvėje sutiktų moterų rankinės, priejau išvados, jog viena rankinė sveria apie 3,5 iki 4 kg. O jums, vyrai, kad būtų aiškiau, paaiškinsiu vyriškai. Panašiai sveria puspilnė įrankių dėžė, langų plovimo skysčio bakelis, vidutinio dydžio ir ilgio kopėčios. Kągi, vyrai, aš tikiuosi, kad jums bent jau šiek tiek tapo aiškiau. Vyrams palinkėsiu stiprybės, o moteris statykite.